Po užliejimo išpjauta tik apatinė pertvaros dalis ir džiovinama vata. Ar to pakanka? O gal būtina viską keisti? O kaip elgtis su užlietomis gipskartonio lubomis? Pirmiausia, įvertiname vandenį. Jei gipskartonį ar vatą veikia nuotekos, užtertas potvynio vanduo arba per suodžius ir degimo produktus tekėjęs gesinimo vanduo, paveiktų porėtų medžiagų išsaugojimo nebesvarstome. Jas šaliname. Tačiau likusią konstrukciją vis tiek išvalome ir džioviname. Nusprendus medžiagas išsaugoti, nedelsiant reikia pradėti džiovinimą. Kai kurios rekomendacijos nurodo, kad džiovinimas turi būti atliktas per 24-48 valandas. Tai ženkliai sumažina pelėsių atsiradimo riziką. Tačiau šio termino praleidimas nereiškia, kad medžiagų negalima išsaugoti. Galutinis sprendimas turi būti priimamas atlikus medžiagų techninį įvertinimą. Jei vanduo švarus, vertiname, ar medžiagas verta išsaugoti. Pelėsis, atsisluoksniavęs gipskartonio kartonas, byranti gipskartonio šerdis, ryškus plokštės įlinkis ar neatsistatanti vatos deformacija reiškia, kad pažeistą dalį reikia keisti. Nebūtinai visą konstrukciją, galimas dalinis keitimas. Pirmiausia, svarstome paprasčiausią džiovinimą. Jeigu sušlapo tik prieinamas paviršius, o vanduo nepateko į ertmes, gali pakakti šildymo, oro sausinimo ir oro judėjimo palei paviršių. Natūralus vėdinimas padeda tik tada, kai lauko oras sausesnis. Jei sudrėko plokštės nugarėlė, vata ar karkasas, paviršiaus džiovinimo nepakanka. Reikia atverti ertmę. Išpjaunama apatinė gipskartonio juosta, prireikus išimama vata ir sudaromas oro kelias. Užlietoms luboms taikomi iš esmės tie patys reikalavimai. Tačiau uždarą lubų ertmę išdžiovinti gali būti žymiai sunkiau. Be to, lubų profiliuose gali būti prisirinkę laisvo vandens. Baigus džiovinimą, galutinai įvertiname konstrukcijų techninę būklę ir sprendžiame apie jų tinkamumą tolimesniam naudojimui. Vatą paliekame, jeigu ji yra švari, nesupelyjusi, nesideformavusi, nesukritusi. Apibendrinant, užterštas medžiagas šaliname, negrįžtamai pažeistas medžiagas visiškai ar iš dalies šaliname, likusias medžiagas džioviname. Galutinai apie medžiagų tinkamumą naudoti sprendžiame po galutinio išdžiovinimo.